Žiūrovai, su jumis sveikinasi Dirt komanda ir šiandien žaidžiame Minecraft išlikimą. Tai jo. Tai tas išlikimas, ledas, man patinka. Išlikimai, survivalai. Ok. Sugalvokime worldui name. Tai būtų... Kleopatra. Ne. Monopolis 2. Gerai. X-Point vadinasi šis mapas. Mes jau galime kaip ir pradėti šitą survivalą, ne? Ok, loading world, building train. Ok, čia nieko gero, kaip matau. Ok, sugenereitina mūsų pasaulį. Tegul sugenereitina, dabar biškai lagina. Nes niekada nieko nesugenereitina. Ok, mes galėtume jau ir kaip ir pradėti šitą survivalą nuo medžio. Jo. Kaip matote, esu su texture packu, Paceful, kaip jis, neprisimenu, kaip jis vadinas. Reikia pažiūrėti options, resource, checkit. Faithful 3.2zip galite atsiųsti. Iš tikrųjų labai fainas tas texture packas. Kiti klausė ten garsių youtuberių, iš kur gavai tą texture packą ir taip toliau. Tiesiog reikia ieškoti ir atrasti. Iš tikrųjų jis yra gana garsaus youtuberio texture packas. Tai jo, kaip matote, nebelagina, susitvarkiau, kad nebelagintų iš tikrųjų jo. Ir aš manau, kad čia toj vietoj mes gyvensime. Taip, mes šitoj vietoj gyvensime, nes toli nenoriu nueiti. Nes po to, pavyzdžiui, kai mirsime, reikės ieškoti namus, tai tas yra viena problemėlė. Nebemoku kalbėti. Problema, tai jo. Gerai, mes galime jau kaip ir pasidaryti crafting table. Tai kaip kiti vadina darbastaliu. Tai jo, jeigu kas nežinoja, tai ką reiškia darbastalis, tai daryti čestus visokius tokius dalykus. Mes kaip ir jau pasidarėme čestą. Ir ok, mes neturime gerų daiktų. Oi, ką aš darau. Mums reikia pagaliuko šito ir aišku pickaxo. Mums gal dar reikėtų pasidaryti dar pagaliukų ir padaryti 2 svordus. Ok, mes kaip ir pasidarėm beveik full dalykus. Ok, mes kaip ir jau, saplingai mums reikia, saplingai dar gerai, gerai, mes galime kirsti medį. Visi kirsim medį ramiai, tai pasidarysim namuką bel par kokią antrą epizodą. Žiūrėsim iš tikrųjų, nes dabar mums reikia daug resursų, labai daug resursų, nes kažkaip reikia pragyventi šitam. Ir komentarus parašykite, ar norite, kad žaisčiau hardcore, hardcore su draugu arba be draugų, ką žinau, hardcore sužaisčiau, pažiūrėčiau, kiek tikrai įsilaikau. Ok, reikia pažiūrėti option Peaceful, aš padariau, tai easy padarysiu, nes iš karto mums nereikia ten žiauriai afigienoj sunkumo, tai man nepatinka žiauriai sunkiai žaisti, tai hardcore yra sunkiai sutarta žaisti, bet nesmė, iš tikrųjų faini pažaista hardcore, pasiklykaujam, pasižaidinėjam ir taip toliau. Jūs, aišku, man galite pasiūlyti, ką man žaisti, ką daryti. Ir aš manau, jums kyla toks klausimas, kada bus filmas Nerūkyk, parašiau jau netrukus, tai aš tikrai nežinau, nes mano draugas iš tikrųjų yra biškai užsispyręs, kuris dabar turi neprivatų serverį. Tai jo, mes, ką žinom, taip jau suspėsim tą netrukus
nerūkyk filmą padaryti, mes žiūrėsim, kaip mums gausis iš tikrųjų pagal mūsų poreikius, iš tikrųjų žiūrėsim jo ir kaip, ką žinau, gal kažkaip stengsime susisiekti su tuo čiuveliu ir padaryti tą sušiktą filmą. Tai jo, mes turim 3 takus ir aišku turime valgio. Valgio mes galime setlingą pasidėti. Ok, aš kaip ir norėčiau valgyti. Gerai, mes galime jau kažkaip įsikurti kažkokią hatikę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Nu čia kaip tik ir 5 mums reikėjo. Ok, mes kaip ir kažkokį čestą įdomų pasidarę esam. Jo, mums reikėtų vieno smėlio kaip tik pasidėti štai čia, nes mums negražiai atrodytų. Ok, mes galime kaip ir va čia pasidaryti dureles. Ir mes kaip matau neturime kastuvo, tai kaip tik 2 pagaliukai. Ir galime pasidaryti kastuvėlį. Jeigu kas nemoka tipų ten statyti, daryti tokius dalykus, tai va žiūrėkit, kaip pasidaryti pikeksą ir taip toliau. Kas ką tik pradėjo, ta prasme, žaisti Minecraftą, tai jo, aš jau kokius 5-6 metus lošiu tą Minecraftą, tai biški gal atsibodo, bet kai jau pradėjau YouTube, man jau kažkas tokio gaunas ir jau kažkaip daugiau noris žaisti. Jo, mes kaip ir nieko gero čia mes per šitą epizodą nepadarysim, nežinau dėl ko. Mums reikia dar vieno često, aišku, mums reikės 8 dalykų. Aš darau šitaip, nes, ką žinau, man kažkaip painiau iš tikrųjų tas čestas atrodo, negu su to antgaliu kažkokiu. Ok, mes galime eiti gaudyti kitų medienų, tai kaip ir pavyzdžiui, oboliukas yra žiauriai gerai. Ok, mes galime kasti baltą medieną. Mums kaip ir tik reikėtų tos medienos baltos, taip, mums reikia baltos medienos. Ok, mes kaip ir pastatysim šitą namėlį ir kažką tokio prisirinksim itemų. Ir jau kaip ir galėsim baigti šitą epizodą, nes nieko gero mes šitame pirmam epizodui nepadarysime, nes pirmas epizodas visada nėra įdomus. Tai jo, pritariu jums, pritariu. Ok, mes galime pasirinkti kažkiek gėlelių. Mums kaip tik reikia 2 gėlelių, tai taip, mes pasidarysime. Aha, aš manau per kitą epizodą užsidengsime šitą šaltinį. O, ką mes turime? Mes turime kaulo. Kaulo, labai daug kaulo. Ok, vienas čiuvelis paprašė, paklausė, ar galiu į klaną, tipo, dirbti komandos klaną. Tai aš jo užklausiau kelių klausimų ir vieną užduotį ir jis viską padarė ir priėmėme dar vieną čiuvelį į mūsų klaną. Tas yra žiauriai gerai, kad visi nori į mūsų klaną. Nu, ne visi, aišku, aš nesakau, kad mūsų geriausi ten epizodai, ten geriausi video. Aš nieko nesakau apie tai. Tai jo, o taip tai visai nieko yra iš tikrųjų, kai prisijungia koks nors čiuvelis prie tavo klano, tai yra labai linksma, kai koks žmogus nori tavo salą ir pabendrauti kažką tokio, nori sugaminti. Iš tikrųjų jo, linksma, bet ne visada būna linksma. Kitus, pavyzdžiui, tu nepriėmi, tau jis nepatinka ir taip toliau. Jo, kartais ir taip gali ir nutikti, bet mums tai netrukdo, taip mes esame dirbti komanda ir jo. Ok, mes galime pradėti normaliai kalbėti. Jo, nes aš čia per daug pliurpiu. Tai pasakiusi. Ok, mes galime šitą nugriauti ir pastatyti. Mes kaip ir beveik pastatėme.
Mums tai reikia stogo. Ok, aš manau, kad mums tikrai užteks. Ok, mes kaip ir viską turime susidėti. Mes susidėjom sviem. Mes galime tą įdėti. Ok, man atrodo, mums medienos kaip ir nebereikės. Tik aišku, durims. Tai iš tikrųjų mums pagrindinis dalykas tas duris. Ok, mes kaip ir pasidarėme šitą čiūvėlišką namuką. Ok, mes galime eiti prisikasti mėlio ir baigti epizodą, nes šis epizodas negali būti ilgas, nes nes aš taip ir pasakiau, nes aš jau kaip ir šiandien antrą video keliu, tai jo pažanga ir pažanga. Ok, mes kaip ir neturime. Reikia mums cobblestone, mes neturim jo. Taip, mes neturim cobblestone. Tai jo, mes kaip ir norime baigti šį epizodą. Jo, kaip matote, mano skinas. Jums vienas čiuvelis klausė, Mantvidas tasai, kur neseniai priėmėm jį. Tai čiuvelis klausė, ar aš legalas, tai aš tikrai nelegalas. Jeigu kas nori, nupirkit legalą, galėsit su manim nusifilmuoti ir nemokamai galėsit į mano supistą klaną. Ką, jis nesupistas. Jo, tai jo, šiandieną gal ir įkelsiu kitą epizodą, gal ir ne, nežinau. Tai va, su jumis buvo Dirt komanda, laukite su draugais epizodų ir iki kito karto.